Labas. Šiame video parodysiu, kaip gauti EORI kodą, taip pat kaip užpildyti delegavimo sutartį. Keliaujame į muitinės leidimų sistemą adresu mls.lrmuitinė.lt. Nuorodą taipogi paliksiu aprašyme. Spaudžiam prisijungti. Elektroniniai valdžios vartai. Prisijungti galima naudojantis bankų pagalba arba L parašu. Šiuo atžvilgiu renkuosi banką. Suvedam savo duomenis. Spaudžiame prisijungti. Jeigu prie muitinės sistemos jungitės pirmą kartą, tikėtina matysite tokį vaizdą. Reikia užpildyti asmens duomenis. Tai spaudžiame patvirtinti. Spaudžiame tęsti pildymą. Nurodom adresą. Sekantis langas kontaktiniai duomenys. Atstovavimas muitinė. Pažymim ne. Spaudžiame tęsti pildymą. Paskutinis žingsnis peržiūra ir pateikimas. Pasitikrinam, ar užpildyta pateikta informacija yra teisinga. Pažymim varnelę, susipažinau ir sutinku su elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis. Spaudžiame pateikti. Toliau spaudžiame pasirinkti. Spaudžiam naujas prašymas. Spaudžiam prašymas registruoti asmenį muitinės prievolininkų registre EORI. Pareiškėjo regionas Lietuva. Spaudžiame tęsti. Muitinės įstaiga. Pasirenkam Klaipėdos teritorinę muitinę. Spaudžiam kitas. Įsteigimo gimimo data nurodome savo gimimo datą. Spaudžiam kitas. Spaudžiam kitas. Čia pildyti nieko daugiau nereikia. Čia taip pat pildyti nieko irgi nereikia. Spaudžiam kitas. Ir paskutiniam lange keliaujam į apačią, spaudžiame pateikti. Paskutinėme lange matome, kad mūsų prašymas yra užpildytas ir pateiktas peržiūrai. EORI kodas dažniausiai būna išduodamas tą pačią dieną arba sekančią darbo dieną. Sekantis žingsnis - reikia užpildyti delegavimo sutartį. Keliaujame adresu bap.lrmuitinė.lt. Nuorodą taipogi paliksiu aprašyme. Spaudžiame delegavimo sutartys. Spaudžiame kurti naują. Šioje vietoje turime nurodyti muitinės tarpininko įmonės kodą. Tai šiuo atžvilgiu automobilių visą deklaracijas tvarko įmonė Olikargo. Tai nurodome įmonės kodą 305725361. Spaudžiame tęsti pildymą. Toliau turime nurodyti pavadinimą. Tai sutartis bus. Aprašyme muitinės tarpininko paslaugų tiekimo sutartis. Galiojimas nuo iki. Šioje vietoje galiojimo laikas priklauso nuo jūsų. Jeigu planuojate vežti vieną automobilį, galiojimą galite pasirinkti keletą savaičių ar mėnesį. Tačiau jeigu planuojate pirkti daugiau automobilių, tai galiojimą rinkitės ilgesniam laikotarpiui. Šiuo atžvilgiu renkuosi iki metų galo. Nurodžiu 31. Ir paskutiniai žingsniai. Turime pasirinkti deleguojamų veiklų profilius. Keliaujame į 8 puslapį. Pasirenkam elektroninių eksporto deklaracijų duomenų mainai su Lietuvos muitinė ir jų muitinio informinimo eigos stebėsena. Ir sekantis yra elektroninių importo deklaracijų duomenų mainai su Lietuvos muitinė ir jų muitinio informinimo eigos stebėsena. Spaudžiame išsaugoti. Ir matome patvirtinimą, kad delegavimo sutartis yra sukurta. Kai atliksite abu šios veiksmus, išsiimsite EORI kodą bei užpildysite delegavimo sutartį, parašykit, informuokit, kad galėtume tęsti muitinimo procesą toliau.